Matot, mes labai stengiamės. Palaukam, kol saulė ateis pro langus ir labai gražiai apšvies gimerį. O iš tikrųjų, tai mes dabar pristatom B klasės integruotą kemperį, integruotą gimerį. Jis yra 4,4 tonos, tai vadinasi jau C kategorija, beveik 8 metrų ilgis, 7,9 metro. Dėl ko yra toks tonažas? Pirmas dalykas tai yra Mercedeso bazė. Ir Mercedeso bazė visą laiką yra sunkesnė, nes yra torsioninė pakaba. Ir kai yra torsioninė pakaba, jūs važiuojat kaip su lengvuoju automobiliu, pravažiuojat visas duobes tikrai, ne kaip ten su Fiatu, bet kaip su lengvuoju. Ir dar vienas dalykas šitoj pakaboje, visi sunkus daiktai, kaip vandens bakai, akumuliatoriai, jie yra sudėti į pačią pakabą. Dėl to svorio centras žemesnis, mašina stabilesnė yra. Bet aišku, turim ir C kategoriją. Šito, pavyzdžiui, kemperio kaina su PVM yra 177 000 eurų. Geras produktas, gerai kainuoja. Tai markizė čia yra kokių 6 metrų, 6,5 su apšvietimu matau apačioj, spinelės 2, iškart eina. Toliau yra specialios daiktadėžės. Tai čia yra kaip pakaba dvigubas dugnas, tai ir čia yra viskas šildoma šitą daiktadėžę. Čia yra per visą ilgį ir čia jūs galite, nežinau, slides, alaus dėžės ar kažką tokio dėti ir bus tikrai labai gerai. Šildoma alaus dėžė. Tai čia tikrai, tikrai daug visko galėsit vežtis. Tualetas, aišku, šaldytuvas, aišku, elektros pajungimas, aišku. Dabar bagažinė. Aš pabiškai darausi žinovą bagažinių. Tai čia, kai mes atidarom, mes matom tokį dalyką, kad slenkstis yra labai žemas, dėl to bus labai lengva įvažiuoti su motoroleriu per rampą, nes nuo šičia nėra daug. Dar vienas dalykas, bagažinė yra labai aukšta, jūs dviračių čia galite susivaryti, visą kitą. Ir čia jinai turi 350 kg laiko. Yra papildomi bėgeliai, matau per šonus ir šičia susidėti tvirtinimo elementus. Aš matau, kad jie dabar yra išimti, nes paroda. Tai va čia yra tvirtinimo elementai. Tai bet kur galėsit susisukti. Turim nusileidžiantį mechanizmą, tai šitą lovą dar per tiek gali nusileisti. Vadinasi, turėtume daugiau erdvės miegamajam. Bagažinė, jeigu pažiūrėsit, ji yra šildoma, tikrai labai didelė ir čia tikrai gali turėti ir sistemas įvairiausias, kaip išvažiuojančias bagažo skyriui. Lempos gražios, čia jau skonio reikalas, bet tikrai labai gražu. Ir atkreipkite dėmesį, visi kampai suleisti, nėra, kad kažkas tai tokio būtų. Tiesa, kai pamatysit tokio dydžio langus, žinokit, kad viduje yra karališka lova, nes tik tai tada yra tokio dydžio langai. Elementas, pavyzdžiui, čia yra pučiasi šilto orą ir čia žmonės susideda batus kaip paslidinė ir kažkas tokio ir tada batai visą laiką būna sausi. Iš tikrųjų, čia viskas standartiškai. Tiesa, labai gerai, kad čia yra vandens išleidimas su mygtuku. Tai paspaudžiat mygtukėlį, va šitą, ir vanduo įsileidžia. Matau, kad čia yra šitas būtent sukomplektuotas nelabai kokybiškai, nes užuolaidėlės yra tokios paprastas. Tai pas kitus gamintus yra mygtukai, kur tiesiog nuleidžia užuolaidas. O čia yra taip. Prasileido čia iš tikrųjų. Bet manau, kad čia galima užsisakyti. Technikos skyrius, jis yra beje šildomas, irgi, kad čia problemų nebūtų. Čia matau irgi akumuliatoriai. Čia yra beje seno tipo akumuliatoriai, čia tai pigesnieji. Elektros blokas. Bet čia klausyt, čia galima ir pasiklyst biškelį bevaikštant. Čia tas skyrius, kur mes žiūrėjom, kur yra gilus ir per visą dugną. Po 15 kg atlaiko stalčiai. Čia be abejo išvažiuojantis televizorius. Šaldytuvas Dometiko, mes apie jį paskui pasakosim kituose reportažuose, bet čia yra pats brangiausias, nes jis ten turi tirpinimo visokias funkcijas. Čia turėtų būti spinta. Tavo mėgstamiausi pipiriukai. Čia lygiai taip pat. 3 degiklių viryklė, Bet tu matai, pirmą kartą aš matau, kad čia būtų degikliai. O, kaip gražiai. Čia vandens bakai. Kaip ir sakėm, vandens bakai yra dedami pakaboj ir jinai tiesiai ant pačios važiuoklės yra uždėti, dėl to jisai labai stabilus yra. Mano mėgstamiausias dalykas tai yra tokio tipo lova. Nes čia galima ateiti iš abiejų pusių, labai patogu nulipti. Aišku, čia yra kabyklos, visą laiką yra dar, čia irgi yra pasidėti daiktams. Tai čia galima dėti nešvarias kūnės ar kažką panašaus iš tikrųjų. Visai gerai. Dar vienas fainas dalykas tokiuose lovose yra, kad yra čia stalčiai, čia kažkaip mažas stalčias. Ir čia. Čia irgi gali drabužius susidėti. Dušas kaip namuose, tikrai aukštas ir turim džiovyklę, tikrai dušą užskaitau. Ir be abejo tualetas. Galima užsidaryti. Turim spinteles. Moteris kosmetikas, sakytų vyrai, kažką kitą gal sakytų. Kriauklė, vėl apšvietimas. Va, žiūrėk, matai kaip gražiai. Ir einam papasakosiu, nes mumis jau biškai krapšto iš to kemperio iš tikrųjų.
Žmonės klausia, kodėl Himeriai tokie brangus. Vienas iš atsakymų yra toksai. Paslaptis slepiasi Himerio konstrukcijoje. Visi sunkus elementai slepiasi pačio konstrukcijų, pačio pakaboj. Kai pas kitų kemperių, tai dedasi ant pakabos. Pavyzdžiui, jeigu tai būtų kitas kemperis, tai vandens bakas būtų ne šitoj vietoj, kaip pas Himerį pakaboj, bet ant pakabos, ant viršaus. O pas jį yra viskas integruota į pačią pakabą, į pačią šasį. Tam, kad integruoti, pavyzdžiui, sunkiosius elementus, tai yra vandens bakus, Himeris negi padaro savo formas vandens bakų, čia matom geras vanduo, čia blogas vanduo ir ant galinės ašies padeda. Dėl to kemperis pats susibalansuoja labai teisingai, nėra kažkokių tai užmetimų, svyravimų ar kažkokių tokių elementų. Jūs tikrai visi matėt triumą, nežinau, 80% kemperių yra kažkur tai po sėdynę padėta. O šičia irgi įmontuota į grindis, į tas dvigubas grindis. Tai dvigubose grindyse yra triuma, nes čia yra 20 litrų vandens, yra įdėti ir vandens bakai, būtent į dvigubas grindis. Ir akumuliatorių skyrius irgi yra dvigubose grindyse. Svorio centras yra žemai ir jis yra ženkliai stabilesnis. Dar kitas elementas, aš nežinau, ar aš galėsiu parodyti jums, bet ateikit. Pas Himerį yra alko važiuoklė. Tai reiškia, kad jisai smūgius sugeria kaip lengvasis automobilis, ne kaip krovininis, ne kaip Fiatas, bet kaip lengvasis. Dar noriu pabrėžti tokį dalyką, kad alko važiuoklė gali būti ir pas Fiatą, bet tiesiog tai turi būti užsakyta specialiai alko važiuoklė, o pas Mercedes jau kaip ir standartas. Kitas dalykas, kad kai yra viskas sumontuota dvigubose grindyse, atsiranda labai daug erdvės daiktams susidėti. Tai yra posėdynė, daug tokių elementų, kur galima susikrauti daiktus. Taigi, reziumuojant, Himeris išnaudoja dvigubas grindis sunkiausiam elementam, tai yra vandens bakam, akumuliatoriam ir tai yra šildymo sistemai, tai būtų araldė ar triuma. Tai dėl to Himeris ir yra Himeris. Mėly kolegos ekspertai, statybininkai, sienų specialistai, nepykit prie manęs, ką dabar pasakysiu. Himeris, kai daro sieną, daro taip. Paima aliuminio lakštą čia ir į vidurį prileidžia tos apšildytos medžiagos, kuri yra jos tokia pat varža, kaip yra metro siena. Skirtingai nuo kitų gamintojų, 3 laipsniais pas jį visą laiką būna arba šilčiau viduje, arba šalčiau. Dėl tos sienos varžos. Niekas nedaro tokių sienų kaip Himeris. Tai maladės. Ačiū visiems, kad žiūrėjot. Davai, laikykit, atvažiuokit, turėsim nuomai, turim gyvai, bus smagu. Laukiam. Iki.